arbatos plantacijų. My father told me when he hiked here, he used to swim on top of this volcano. Wow. What the fuck? Čia yra Merapė, kuris šiuo metu yra labai aktyvus. Atskaliu, kaip išsimaudyti iš tų dušų. Ai, čia kartais vanduo žiauriai bėga iš stogo. Kadangi aš labai pasilgau haikinimo, tai paprašiau, kad skirtumėm dieną užlipimui į vieną iš ugnikalnių, kuris yra šitame regione. Jį negalima lipti vienam, tu turi lipti su gido priežiūra, nes jisai yra gan aktyvus ir visą laiką jie stebi ten su savo tais aparatais, ar nėra išsiveržimo tikimybės ir panašiai. Tai žodžiu, rytoj laukia labai faina diena, mes lipsim 2 dienas ir kaip ir 1 naktį. Tai žodžiu, labai laukiu rytojaus, labai tikiuosi, kad pavyks, nes oras čia yra labai nenuspėjamas ir dabar yra lietaus sezonas ir čia kasdien lyja ir kai čia lyja, tai jau lyja. Ta prasme, būna tokie potviniai ir tai tikiuosi, kad oras rytoj leis mums užlipti. Vienintelis dalykas, kuris man čia taip nepatinka, kad jie rūko namuose. Indonezija yra labai rūkanti šalis ir jie, ta prasme, jie čia rūko nuo 6 metų, ta prasme, nuo vaikystės. Ruošiamės haikui. Hardy žmona man padarė pietum viską. Tai turim ryžius ir tempį, mano mėgstamiausias iš vis maistas čia. Pasibaigs lietus ir geriam arbatėlę iš tų laukų. Einam tarp arbatos plantacijų. Čia visur yra arbata. Ir ko aš nežinojau, kad vienam krūme yra 3 skirtingos arbatos. Tai dabar nežinau kuri, bet vienam krūme yra auginama ir balta arbata, ir žalia arbata, ir juoda arbata. Tai juoda arbata būna tamsiausiose lapeliuose, o balta tokiuose mažuose labai. Tai niekad nežinojau, galvojau, kad kiekviena arbata turi skirtingai savo krūmą. Jau įsivaizduoju, kaip aš čia viena eičiau. Pasiklyšiu ant pirmo posūkio. Visai dabar einam per džiunglės. Toks negailestingas kalnelis, vulkanas. Heavy breathing. Tai šitas bičias neša visą mūsų sunkiausią. O Dieve! This is heavy! Žodžiu, bet čia yra mūsų palapinės, miegmaišiai, puodai. Ir tas čiūvas, kur neša mūsų daiktus, šiuo metu festina. Tai jisai nevalgė nuo vakar. Dabar yra tik tais 2. Ir mes praėjom tik tais 2 stovyklą, o iš viso yra 7.
Šiandien einam iki 4 arba 5. Čia užkilus šalčiau, dabar kokių 19 laipsnių, bet naktį atšals dar. Nu kaip, atšals. Tiesiog vėjas čia toks yra ir mes esam debesy ir viskas yra tiesiog šlapia. Tai, žodžiu, statom palapinę, darysimės kavos, darysimės valgyti, turim daug laiko. O rytoj keliamės apie 2 nakties ir varysim iš karto į viršūnę, kad pasitikti saulėtekį. Įsikūrėm. But it erupted so long time ago, but it's still active. Yeah, last time the crater, it's no crater but lake. Yeah. But since 2011, it changed become crater again. Like my father told me when he hiked here, he used to swim on top of this volcano. What? Yeah, because there is a lake on it. And it is now, right? Now Or it's not? crater. It's a boiled. One man down. Ne, iš tikrųjų, jie kai festina, tai jie labai dienos metu bando saugoti savo energiją iki tol, kol pavalgys. Tai pasistatėm palapinę, įsikūrėm. Gal varau miegot ir 2 keliamės. Šiaip baisiai pasisekė su oru, nes visiškai nelyjo. Tik dabar taip pradėjo krapnoti, bet gal ir gerai, kad biški dabar palys, o ryte turėtų būti gerai. Svarbiausia, kad saulėtekis būtų giedras. Arba bent kažkiek, kad saulės pamatyčiau. Nu ką, belenkai lyjo naktį. Hello! What time is it? Bliavo, kaip sunku. Tik atsikėlus iš lovos. Lipti. Tas su cigariuku. Šiaip belė ką statumas. Panašu, kad jau esame ant ugnikalnio. Beliko tik kraterį pasiekti. Labai juokinga, nes tas čiūvas vis dingsta. Negaliu patikėti. Čia iš vienos pusės. Čia iš kitos pusės. What the fuck? Bet kaip akis griaužia, tai eina savo. Žiauriai. Einu ir verkiu. Wow.
to grožio. Apsiverkiau. Ne, šiaip iš tikrųjų. Labai gražu. Švelniai pasakyta. Labai gražu. Tai čia yra Sumbing ugnikalnis. Čia yra Merapė, kuris šiuo metu yra labai aktyvus. Matosi iš jo biškį dūmelis eina, tai iš jo beveik kasdien ir lavos galima pamatyti. Čia Merbabų. To neatsimenu. Nu gražiai. Čiūvas taip užsikniso manęs laukti, kad pradėjo dėlioti kažką iš akmenų. Nulipam žemyn. Nežinau, ar eina perteikti, kaip čia statu. Lavos akmuo. Labai lengvas. Na, finišo tiesioji. Nueita apie 10 kilometrų. Apie 8 valandas. Vėl grįžinėjom per arbatos laukus. Eisim vėl gerti arbatos, nes tikrai čia labai jaunai skani. Tai va, nuvargimas maks.